mažas čihuahua gali skaudžiai įkasti kaip ir vilkšunis. Apie tai, koksgi šiandienos vaikas, ar ne? Yra balansas tarp edukacijos ir pramogos, nes reikia improvizuoti. Aklai eiti, pirkti. Tie elektriniai paspirtukai, kurių mes vaikams iš viso nerekomenduojame. Jeigu manote, kad motinystės kelias visada yra lengvas, kviečiu jūs išgirsti labai atvirą pokalbį. Šį kartą mūsų studijoje svečiuosis 2 vaikų mama Simona Daugelienė. Dukros Dorotėjos autizmo diagnozė kardinaliai pakeitė jos šeimos gyvenimą ir pačios Simonos kelią. Kalbėsime apie skausmą, vidinės atramas ir tai, kaip gimsta noras padėti kitiems. Labadiena, Simona. Sveika, Ugdė. Visų pirma, save pristatote kaip mamą. Tai ir norėtųsi paklausti, kodėl šitas vaidmuo gyvenime jums yra svarbiausia. Taip, tai save pirmiausia ir pozicionuoju kaip mamą, nes manau, kad gyvenime yra didžiausia prasmė užauginti žmogų. Tai mano atveju tai auginu 2 žmonės, tai sūnų Motiejų, kuriam yra 12 ir 10-metė Dorotėja. Iki motinystės, koks buvo jūsų gyvenimas ir profesinis kelias? Taip, tai baigiau inžinerinius mokslus ir iš tikrųjų daug metų dirbau ir siuvyklose, technologė dirbau ir aptarnavimo sferoje. Tai daugiau tas profesinis kelias gal pradėjo šiek tiek kisti gimus pirmajam sūnui. Tai daugiau perėjau ne į samdomą darbą, o į darbą savo. Tai čia buvo tie pirmieji žingsniai, o gimus dukrai visiškai pasitraukiau jau iš samdomo darbo ir dirbau tik tais savo. Tai taip atsirado mūsų ir prekinis ženklas. Ir daugiau atsidaviau hobiui, kuris ir tapo to tokiu nedideliu šeimos verslu. Kas iš tikrųjų, kaip sakau, gyvenime nieko nėra be reikalo. Tai matyti iš viršaus jau kažkieno buvo planas numatytas, kodėl būtent turiu pereiti į verslą, o ne dirbti samdomo to darbo, nes mano motinystė turėjo tam tikrų iššūkių. Kad ir labai trumpai, bet užsiminkit, koks tai yra verslas, nes labai dažnai mamos susilaukusios vaikų tikrai pradeda galvoti apie savo veiklas. Ką aš galėčiau daryti, kad tik man nereikėtų sėdėti ofise, sakykime, tom standartiniam malonom, noriu kažką savo daryti. Tai koks buvo jūsų tas kelias? Tai visada buvau tokia meniška siela, kūryba buvo visiškai mano kely kiekvienam žingsnyje ir kažkaip netikėtai tas siuvimas ir būtent tie rankdarbiai atvedė mane iki to mūsų prekinio ženklo kepuriukai.lt. Tai ten save realizavau. Nors irgi ta pirmoji iš tikrųjų ta kepurytė, tai visai taip netikėtai buvo, kad sūnui pasiuvau ir mes lankėme tada muzikos mokyklėlę su kūdikiais, su lėliukais ir ten mamos pamatė viena, antra, o tai kur čia pirko, tai sakau, pati siuvau, tai ir mes norim ir viskas taip užsivedė, užsikūrė. Šiauliečiai puikiai žino, iš tikrųjų ypač mamos žino šitą brandą ir žino, kur rasti. Tai dėkoju, iš tikrųjų puikias kepurės ir naudojam su vaikučiais. Prieikime prie jūsų gyvenime tokio tam tikro lūžio taško, galėčiau taip pasakyti, ar ne, kai jums teko išgirsti Dorotėjos autizmo diagnozę. Tai kaip tai pakeitė jūsų gyvenimą ir gal kokia buvo ta pirminė jūsų reakcija, jūsų ir vyro? Taip, tai tas esminis, gal sakyčiau, net pačios ir motinystės, ir gyvenimo lūžio taškas ir buvo. Tai pirmieji tie žingsniai tokie ir iš tikrųjų tas esminis momentas, tai buvo, kai buvo Dorotėjos 2. gimtadienis ir po jo mes su vyru susėdom ant sofutės, namie ir sakom, reikia kažką daryti, nes mes supratom, kad per pastarąjį pusmetį mūsų vaikas ne tik, kad raida nepatobulėjo, bet jinai ėjo atgal. Ir pradėjom, sakom, reikia ieškoti tos pagalbos.
tai kreipiamės į ankstyvąją reabilitacijos tarnybą. Tai su ta potekste, kad 2 metai vaikas dar nekalba, sunkiai valdo emocijas. Aišku, viduj žinojau, kad yra kažkas tai daugiau, bet mes nuėjom logopedų. Kad mums paskirtų logopedą, kad mes lankytume užsiėmimus. Ir ten gavosi taip, kad man po 10 minučių jau pradėjo kalbėti, kad jūs vaikui tvarkykitės neįgalumą. Tai ir ta sistema, aš sakyčiau, dar aišku, mes žiūrime tai, kad buvo kažkur 8-9 metai atgal. Dabar jau viskas labiau yra išdirbta. Taip. Tai tiek ten gal, sakykime, pritrūko to irgi profesionalumo, nes tą informaciją labai subtiliai reikia pateikti. Ir ką patarimą turiu mamoms, iš tikrųjų, jeigu vykstate į ankstyvąją reabilitacijos tarnybą ar pas specialistus, tai nevykite viena. Nes jūs nežinot, kaip gali sureaguoti jūsų organizmas į būtent tokį didelį šoką, stresą, kai tu ateini su 2-mečiu sveiku vaiku, aktyviu vaiku ir tau pradeda kalbėti apie neįgalumą. Tai tavo pasaulis, tavo vidinis pasaulis, tu visą viduje sudūšti. Tai mano organizmas sureagavo, taip aš neatsimenu. Mes gyvename už miesto, aš neatsimenu, kaip aš parvairavau namo su 2-metė. Tikrai sudėtingas tas lūžio taškas buvo. Aš išgyvenau visas tas įmanomas neigimo stadijas, nepriėmimo ir labai užtrukau ties tą depresijos stadiją. Kaip suprantu, labai greit diagnozavo autizmą, ar ne? Tai mes kreipiamės į tą ankstyvąją, Šiauliuose mums diagnozavo mišrų specifinį raidos sutrikimą, o vėliau mums išvykus jau į Vilniaus raidos centrą, ten mes praleidome 3 savaitės, jau mes grįžome su autizmo spektro sutrikimo diagnoze. Tai, bet jau ten jau man buvo šiek tiek jau lengviau, aš jau numaniau, kad taip gali būti, jau buvo vis tiek pradėtas darbas su vaiku, nes iš tikrųjų visi tie nuėjimai pas specialistus, jie užtrunka, visur yra eilės. 3 mėnesiai, 4 mėnesiai į raidos centrą, jeigu Vilniuje atsigulti 0,5 metų. Tai tu jau per tą laiką jau būni tenai viduje šiek tiek susidėliojęs viską. Kas kėlė didžiausią nerimą? Ar ta nežinomybė dėl vaiko ateities, ar tai, ką dabar man daryti, ar tiesiog kaip su savo emocijom susitvarkyti? Aš suprantu, kad turbūt miksas visko, bet kas didžiausia tokia? Viskas ir aš, kaip minėjau, pati užtrukau iš tikrųjų ties tą depresinę tą stadiją ir kai tu viduj negali susitvarkyti, bet paskui kažkaip savaime ateina tas suvokimas, kad kol aš pati viduj nebūsiu stipri, tai aš ir niekaip negalėsiu padėti savo vaikui. Mes taip ir sėdėsim toj aukos pozicijoje ir nebus nei pirminiai atgal. Kodėl mums taip, kodėl mūsų vaikai? Taip, tai čia labai esu dėkinga ir savo vyrui, kuris dukros tėčiui, kuris palaikė, kuris buvo šalia, nes kiek dabar dirbu, kiek bendrauju su mamom, su šeimom, tai iš tikrųjų labai dažnu atveju, tai, kaip sako, tėtis pasirinko patogesnį gyvenimą, pasirinko patogesnę šeimą, tai ir jos lieka vienos, tai mes, kaip šeima, mes tai kaip kumštis buvom ir mes viską kartu atlaikėm. Ir reikia dar nepamiršti to fakto, kad šalia buvo ir 2 metais vyresnis sūnus, kuris, būdamas jau tuo 4-mečiu, jisai turėjo būti labai didelis vyras, nes kai pradėjom su Dorotėja daugiau dirbti, mes supratom, kokioj sudėtingoj mes situacijoje esam. Nes kai gyveni, mažiau kalba tas vaikas, kažkaip tos emocijos, ten sudėtinga batus apmauti, aprengti, nes labai sunkiai išgyvenom, sakykime, tą periodą. Bet tu pripranti prie to. Ir atrodo viskas, taip turi būti. Bet kai pradedi eiti pas specialistus ir kaip sužinai, kaip turėtų būti, tai supranti, koks juodas darbas laukia.
Kaip kurti ryšį su vaiku ne per kalbą? Nes mums tas labiausiai pažįstamas ir artimas toks yra tiesiog kalbėtis ar ne, myluotis. Autistiški vaikai yra kitokie. Taip, tai ir tas pasakymas, kad jeigu tu pažįsti vieną autistišką žmogų, tai tu tik tą vieną ir Taip. pažįsti ir jie yra absoliučiai visi skirtingi. Tai mes, sakykime, irgi per tą darbą mes turim tokį, vadinkim, man tai yra sėkmės atvejis, tai mūsų Dorotėja nuo tos, kad raidos centre sakė, kad mama, jūs nenusiteikit, jūsų vaikas gali ir nekalbėti, tai jinai ir kalba, ir pakankamai komunikuoja, tiek verbaliai, tiek neverbaliai. O pradžia, kad mėgsti, kad susikalbėti su tuo vaiku, tai buvo paveikslėlių pagalba. Viskas per vizualą. Tai kad ir suprasti tą vaiką, ir kad jisai parodytų, nes jeigu jo nesupranta, jisai krenta ant žemės, verkia, tai labai padėjo paveikslėliai. Kokia šiandien yra Dorotėja? Kelias buvo nueitas ilgas, kaip suprantu, kreipėtės ir į tam tikras organizacijas, galėsim ir apie jas padiskutuoti, ir į specialistus. Kokia ji šiandien? Jinai yra labai meilus vaikas, jau mes turim ir tų paaugliškų apraiškų, taip, ir labai aš stiprų ryšį turiu su dukra. Tai tiek jinai yra man visas pasaulis, tiek aš jai. Tai ir šiandieną telefoną teko išjungti, nes žinau, kad aš sulauksiu jos skambučio. Nuolatos nori būti ryšyje, ar ne, kontakte? Taip, tai sudėtingesnė yra gal komunikacija su nepažįstamais žmonėmis, bet palaipsniui tai atsirado ir tų draugių pas ją, ir tie gimtadieniai švenčiami, ir ją kviečia, tai jinai labai, aišku, jinai yra visiškai struktūros žmogus, tai pas mus kalendoriai, grafikai, dienotvarkės, tai yra pats svarbiausias dalykas, ir jinai 10 kartų per dieną prieina prie savo dienotvarkės ir jinai pasižiūri, jinai žymisi, jie yra sudėtingesnis, yra tai visi akademiniai dalykai, tai skaitimas, rašymas, bet irgi tai jau įvyksta tas lūžio taškas, bet labai piešti nori, jinai kūrybiškas toks vaikas. Atras save, tikrai atras. Tai kaip suprantu, nuo dienotvarkės nukrypti šiukštu negalima, ar ne? Sudėtinga, turiu nuteikti tada taip, bet tai nėra išvengiama ir aš jai aiškinu, žinok, sakau, ištinka tas gyvenimas ir kartais reikia ją pakeisti. Bet taip visą šeimą mes stengiamės jos laikytis. Kai patyrėte ir asmeninę griūtį, ir jau sužinojate, kad auginate autistišką vaiką, ar kreipėtės kažkokios išorinės pagalbos? Tiek savo, tiek vaikui? Taip, tai iš tikrųjų tos pagalbos, tai kreipiamės ir nemažai. Ir kaip ir pradžiai minėjau, kodėl labai pagelbėjo tas darbas savo, nes tu realiai nuo 8 iki 5 niekaip nebūtų įmanoma dirbti. Tai nes grafikas yra toks, tai pirmadienis, antradienis logopedas, ergoterapeutas, AB terapija, čia terapeutas atvažiuoja į namus, čia vežti, aš tokia vairuotoja tada tampu iš tikrųjų. Tai suderinti su tom standartiniam valandom būtų praktiškai neįmanoma. Tai tų specialistų buvo tikrai daug to laiko paskirta ir vežiojimui. Ir pati, aišku, pradėjau daugiau su ją dirbti, bet reikia labai atriboti. Sakykime, tiek mamos tas pareigas, tiek specialiojo pedagogo. Kad namie vaikas jaustųsi vis tiek ramiai, jaukiai, negali būti tas 24 valandas namie specialusis pedagogas. Taip. Tai tos išlaikyti reikia ir tą mamystę. Ir pačiai, aišku, reikėjo tos pagalbos, tai labai džiaugiuosi atradusi Šiaulių Lietaus vaikų mamas. Tai dabar, kaip ir sakau, daugiau tos informacijos, daugiau tos sklaidos ir per televiziją. Ir daugiau atvirų istorijų. Taip. Bet tuo momentu tu jautiesi toks vienas, kad tik
aplink visų ten vaikai kalba, skaito, komunikuoja, o mes čia dar kažkur tai ant to kilimo su tom kaladėlėm voliojamės ir kažkaip tai nerandam to, nematom to, sakykime, progreso. Ir aš atsimenu, susitikome su tom lietaus vaikų mamom, tai netgi 2 yra ir šitoj laidoj buvusios kalbėjusios. Ir aš pamačiau, kad jos, dabar tai man juokinga, bet tuo momentu galvoju, jos tokios gyvos, jos veiklios, jos šypsosi, jos išeina į žmonės, jos socialios. Galvoju, ir aš tokia noriu būti. Tai labai įkvėpė jų tas pavyzdys, nes jų vaikučiai, tai jeigu Dorotėjai buvo tuo metu 3 metai, tai jų vaikučiai jau maždaug į 1 klasę ėjo. Tai jos tos patirties daugiau turėjo ir atsirado tie renginiai, kurių mes dalyvaudavom, tai labai jauki, šilta bendruomenė. Manau, kad ir tapote ta mama, tokia, kokia ir norėjote būti, ar ne? Tikriausiai, tas populiarus žodis manifestacija. Tai matomai įsitraukiau ir aš daugiau ir paskui atsirado ir mūsų tos bendros veiklos su lietaus vaikų organizacijom ir ne tik Šiaulių, tada jau ir visos Lietuvos mastu. Ar gali būti, kad siuvimas tada, kai jūs jau sužinojate Dorotėjos diagnozę, sakot, visiškai atsisakėt kažkokio kito darbo, tai liko tik tai tas savas verslas dėl laiko, kad viską geriau būtų suderinti. Ar gali būti, kad siuvimas tada jums buvo ne tik darbas ir ne tik finansai, bet ir tam tikra terapija? Taip, tas atsitraukimas ir ta savirealizacija žmogui, tai yra labai svarbu. Nes negali vien tik tai toj, aišku, yra žmonių, kuri gali būti tik toj buity. Aš nesu iš tų žmonių, tai man labai svarbu ta savirealizacija. Ir aš per tai tikrai save realizuodavau ir ta prekyba, ir tas bendravimas su žmonėmis, man tai yra reikalinga. Ir aš pajusdavau, kad tie klientai, jie atėję, jie tikrai ne tik kepurytę tenai nusiperka, mes ir pabendraujam, ir pasikalbam. Ir nuo pat pradžių mes neslėpiam tos savo istorijos, kad mūsų vaikas yra kažkuo kitoks ar ypatingas, ar apie tą spektrą. Visą laiką mes kalbėjom, tai tikrai ateidavo ir tada ir tų mamų, kurios ateina nusipirkti kepurę, bet ta kepurė toks pretekstas. Taip, ateina ir pasikalbėti, ir paklausti, ir tada ir apie tas terapijas įvairias. Tai tas kontaktas man tai buvo būtinybė. Net ne tiek, kiek tas siuvimas, bet kiek paskui tas ir bendravimas. Vėliau jūsų šeimos gyvenime atsirado ir mindfulness praktikos. Tai tiems, kurie nežino, papasakokit plačiau. Taip, tai iš tikrųjų pradėjom abu su vyru kažkaip į tą sąmoningumo pusę. Aišku, dabar daug kas į tą upę brenda ir vieni pasilieka ten, kur yra, kiti labai panyra. Tai mes kažkaip pradėjom irgi daugiau eiti į tą sąmoningumo pusę ir pradėjom domėtis, o kaip mes galim kažkokiu būdu rasti, kaip mes galime nes to streso yra daug. Tu nežinai, koks tavo rytojus bus ir atrasti tų būdų, kaip padėti visai šeimai, kaip padėti sūnui, kaip padėti savo, kaip padėti dukrai. Ir kažkaip viskas taip organiškai pas mus, nebuvo, kad suforsuota, dabar įsijungiam Google ir mes ieškom ten informacijos, kaip čia dabar padėti. Ne, tiesiog kažkokiu būdu pas mus namuose atsirado mindfulness knyga, kažkokiu būdu pas mus atsirado mindfulness mokymai, prie kurių jungiamės online. Ir taip įsitraukiam, o pats mindfulness, tai žmonės labai patiria daug streso, nes gyvenimo tempas yra greitas ir mes retai kada pabūnam dabarties momente. Mes dažniausiai pergyvenam dėl to, kas buvo arba dėl to, kas bus. Bet čia ir dabar nepabūnam. Tai atsirado meditacijos, kvėpavimo pratimai, įvairios tos praktikos ir pamatėm, kad mes keičiamės, mums tai tinka
Ir tą žinutę plačiau pradėjom iš tikrųjų skleisti. Tai ir pati Lietaus vaikų tada vadovė irgi kreipėsi, kad plačiau papasakotume ir taip įsitraukėm ir daugiau į tą pačią bendruomenę ir pradėjom vesti užsiėmimus ir kitoms šeimoms. Taip, ne tik vaikams, bet ir mamoms. Tai čia bent apie keletą jų, kad ir trumpai pasikalbėkim, tai jūs esate Šiauliuose tikrai žinomi kaip ledinių maudynių organizatoriai su vyru, gal daugiau vyras ar ne, bet jūs irgi praktikuojat tą. Tai atrodo labai stipri praktika. Kaip jaučiatės tame? Tai čia irgi buvo taip viskas labai organiškai tą įeita, nebuvo, kad čia viskas lendam tą ledinį vandenį, čia tiesiog kažkaip irgi savaime vyras sako, visai aš norėčiau, buvo gal lapkričio mėnuo, sako, aš visai norėčiau visą sezoną maudytis, sakau, ir man, sakau, tokios mintis kyla. Tai nuėjom kartu išsimaudėm, selfies, prisijungė kaimynė. Selfies jau 3. Ir šiai dienai tai jau yra mūsų 4. maudynių sezonas ir mes jau turim tą bendruomenę, kur sekmadieniais pas mus atvyksta 100 ir 100+ tų žmonių. Tai irgi tam tikras streso įveikos būdas, tam tikra meditacija, atsipalaidavimas. Tai tas jausmas išlindus iš to ledinio vandens, tai aišku, ten visi hormonai siaučia, viskas sukilę, bet man tai, kodėl dar būtent sekmadienis? Man labai patinka, nes aš vieną savaitę pabaigiu, kitą pradedu. Ir pradedu su tokiu restartu, taip, visiškai nusinulinimas ir o apie tą, kad streso įveikos puikus būdas, tai taip, žmogus įlindęs į tą ledinį vandenį, taip, organizmas taip patiria stresą, bet tu vėl sutelki dėmesį į kvėpavimą, tu nurimsti ir paskui gyvenime, patekus į tam tikras stresinės situacijas, organizmas prisimena visą tai. Tuo momentu aš įveikiau ir dabar aš galiu. Tai puikiai praktika, tai rekomenduoju prisijungti sekmadieniais prie Bubių tvenkinio. Kelintą valandą? 10 valandą. Na va, puikus rytas. Simona, kad nesibaigtų laida, nepakalbėjus apie tai, kuo jūs dirbate ir kokia jūsų profesija yra šiandien, ne tik esate verslaujanti mama, auginanti 2 vaikus, bet ir specialioji pedagogė. Kitaip tariant, jūs padedate tiems tėvams, kokia pati kadais buvote nieko nežinanti, stresuojanti, ieškanti pagalbos, ar ne? Tai kaip šitas kelias atėjo? Dorotėja iš tikrųjų labai man pakeitė mano visiškai tą profesinį kelią, tai kai pajutau, kad galiu padėti savo šeimai, savo vaikui, kažkaip savaime atsirado tų visokių skambučių. Kažkas per kažką susižinojęs ir nedrąsiai žmonės pradėjo klausti, o kaip, kas, kokios tos terapijos. Ir man vieną dieną buvo pavasaris ir aš sakau, vyrui sakau, žinok, aš noriu stoti į pedagoginį. Noriu pasibaigti dar vienus mokslus, man jaučiu, kad tai mano. Ir įstojus visai netrukus mane pakvietė Dubysos Aukštupio mokykla dirbti pradžiai pradinių klasių mokytoja. Ir šiuo momentu dirbu specialiąją pedagogę ir turime nuostabią parko klasę ir esu parko klasės koordinatorė. Tai viskas čia taip apsijungia. Iš tikrųjų, tiek darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais, tiek mūsų tos sveikatingumo maudynės labai gražiai įsilieja ir į tą parko klasę. Nekišam dar tų vaikučių į eketę pirmokų, nors jau gal mamų yra, kurios visai norėtų išbandyti, bet tai viskas taip organiškai, gražiai taip susidėlioja. Tiesa, ar Dorotėjai tos šaltos maudynės yra priimtinos, ar ji laikosi nuo tos eketės atokiau? Taip, tai prieš porą metų tai abu vaikai labai drąsiai iš tikrųjų lindo į tą eketę, maudėsi. Nesame mes tie tėvai, kurie pasakytų, kad
va, tu dabar maudysies taip ir ne kitaip ir tu čia privalai. Ne, jie turi kiekvieną tą sekmadienį, jie turi teisę rinktis. Jeigu jie ten vyksta, nenori maudytis, jie atlieka mankštą. Taip vaikai mūsų iki lapkričio mėnesio tai tikrai maudosi tvenkinyje, o kai jau atsiranda ledas, daug šalčiau, jie pilnai turi teisę rinktis. Nori to ar ne. Tai, bet per sniegą basom kojom tikrai pabėgioja. Užsigrūdinė, kitaip tariant, ar ne? Dar viena jūsų veikla, apie kurią norėtųsi pasikalbėti, tai yra vaikų joga. Taip, tai vaikų jogos kursų jau ieškojau aš tiesiog sąmoningai, nes pamačiau, kad per judesį, per veiksmą, per žaidimą aš labai gražų santykį galiu užmėgsti su pačiais vaikais. Tai man norėjusi praplėsti tų žinių ratą, kaip aš galiu kitaip prieiti prie to vaiko ir užmėgsti ryšį ir kartu mes galim pasiekti tam tikrų rezultatų, būtent ne per sėdėjimą prie stalo, o būtent per veiksmą, per žaidimą ir tada tie vaikai net nejaučia, kad mokosi. Taip, o kokio amžiaus vaikams yra tinkama jogą pradėti praktikuoti? Tai dirbu užsiėmimus vedu ir darželyje ir taip rekomenduojam nuo 5 metukų, kad ateitų pas mus į užsiėmimus. Bet projekte su autistiškais vaikais tai mes turėjom ir paauglių, ir 17-mečių ir iš tikrųjų būna vaikai labai išgąsdinti fizinio ugdymo pamokų, nes į tave kvadratas privalomas ir į tave skrieja kamuolys ir jie tiesiog atsisako eiti fizinio ugdymo pamokas. Tai per jogą, per tą kitokį judesį, per žaidimą mes pasiekėm tų rezultatų, kad jie toliau vėl lanko tas pamokas ir jie nebebijo to sporto. Jiems sportas asocijuojasi tada su pramoga, su džiaugsmu, o ne su kažkokia kančia, kad į tave atskries kamuolys. Simona, ką galėtumėt pasakyti mamoms, kurios šviežiai išgirdo autizmo diagnozę arba kokį nors kitokią, sakykime, kitokią diagnozę tiesiog. Ir yra visiškoje nežinioje, patyrė tai, ką patyrėte jūs. Ką taip norėtųsi taikliai joms pasakyti? Mieloji, tu nesi viena šitam kely. Ačiū labai už pokalbį. Kad neišeitumėt tuščiomis, mūsų partnerių vaga, knyga, laisvalaikiui, poilsiui. Ir labai dėkoju už pasidalinimą ir kažkodėl nujaučiu, kad tai dar ne pabaiga. Pas jūs kaip kerotas medis, dar kažkokių šakų išdygs ir stebuklų bus. Kartais motinystė mus nuveda ten, kur niekada neplanavome eiti, tačiau tame kelyje mes atrandame stiprybę, drąsą ir dar gilesnę meilę savo vaikams. Ačiū, kad buvote kartu, pasimatysime lygiai po savaitės.